Žinai. Na ką, sveiki, šiandien sveikinamės iš Klaipėdos. Jau nuo ryto esame čia. Laukia neužilgo pirma treniruotė. Turėsime šiandien 2 grupės po 1,5 valandos. Tai vienai grupiai bus 3 valandų treniruotė, tai manau tikrai neblogai. Aikštelė, bent man, pakankamai maža, bet žinojau, kur važiuoju. Tai nežinau, bandom ruoštis mašiną ir žiūrėt, ką turėsim. Esam realiai po pirmos sesijos treniruočių, tai nemeluosiu, nesu labai patenkinta, todėl, kad turėjom ne vieną problemą. Net nežinau, nuo ko pradėti, bet gal pradėsiu nuo tepalo tokios šlangos, kurią Druskininkuose dariausi jau 2 kartus. Ir antrą kartą lygiai taip pat jinai neveikia ir per ją leidžia, tai tiesiog nepasakosiu plačiau, nes esu pikta. Tai gal nereikia tų emocijų, bet kam reiks tą supras. O antrą problemą turėjom tą, kad turėjom važiuoti su maksais, ta prasme Zestino Max padangom ir vakar atvažiavus aš jų negavau. Tai va, tai realiai aš jų neturiu. Tai gavau kitas Zestino, sakė, jos bus tokios pačios. Nežinau, žinokit. Tos padangos skiriasi kaip dangus ir žemė, tai ta pirma sesija buvo tokia grinai driftaksus pavežiot, biški gal su kūnu padirbt, su reakcija, nes, tiesiog nemanau, kad ta padanga, kurią aš gavau, yra tinkama tokiem arkliam ir galbūt netokiai trasai. Tai va, viskas ta prasme, kaip ir sakau. Bet nėra taip, kad čia nusivyliau, yra kaip yra ir bandau save mokinti, kad iš kiekvienos situacijos reikia mažiau įžvelgti problemų, o geriau žvelgti tai, ką galiu pakeisti ir kad man būtų geriau. Tai kažkokiu stebuklingu būdu tikrai pasišaudžiau tų Zestino Maxų. Tai labai noriu padėkoti Domui Skučui, nes tikrai, tiek dėmesio, tiek sklaidos ir surado man bent 8 vienetus. Meluoju, dar daugiau net surado. Tai va, tai šiandien jau važiuojam ant Maxų grąžtukų. Šiandien visgi treniruočių diena. Na, viskas, diena baigta, važiavimų turėjom, patikėkit, va tiek. Aš net nebesuskaičiuosiu, tikrai kokį 20, jeigu ir nedaugiau. Tai, nežinau, reziumė, treniruotė yra gera. Labai norėčiau padėkoti šiaip organizatoriam, tai yra UBR teamui, Domui Skučui, Stulpinui. Dėl to, kad, šiaip, man smagu yra palaikyti žmonės, kurie dar vis daro tos renginius ir nori daryti. Treniruotė aplamai buvo be jokių kažkokių eilių. Ten buvo keletą blokų, bet ko nebūna visiems, kaip sakant. Tai į galą treniruotės susibomžavau Zestino Max ir ką galiu pasakyti, va. Tai dar susibomžauju kokius 6 ir manau galim gazuoti semi pro. Tai rytoj pertrauka, rytoj turėsiu laisvą dieną nuo drifto, bet spoteriausiu neringai.
Tai tokia pem laisva diena. Nuo sekmadienį gazuosim. Tai... Nu, ką esi nusprendus? Neringa, jeigu tu nori dėl taurės važiuoti, tai aš tau taurę depo nupirksiu ir gali pasistatyti nors 6. Mąstyk. Nepaleidi. Labai gerai, nepaleidi. Dabar jau nepaleis. Nu, tu biški per daug sau leidai. Nu, tu sviedėjai mašiną, o tavo padanga tiek nelaiko. Palauk biški. Parkavau, užėpau. 57 balai. 57 balai. Tu dabar jau šiam beveik taškų turi, valio, nu į priekį žingsnis. Taip, viskas gerai, nes atrodo, kad kiaušų turi daugiau negu pusė. Ne, tai aš sakau, nereikia nusivilti, nu, ta prasme, šiam taškų yra, va. Tai va čia reikėtų biškį ilgiau palaikyti ant gazo ir viskas būtų šiaip galas. Kadangi nieks nekaltas, kad turi plytą. Reikėjo susirinkti va aštunkį ir tada nebūtų čia problemų. Aišku? Taip, ta prasme, kad kiaušai didesni negu vyrų. Jo. Matai, žinai, kaip sakė, moteris kaip ir neturi tarp kojų nieko, bet iš tikrųjų kažkur yra tie kiaušai, tik reikia kartais įsitraukti. Vėliava matosi. Sveiki visi. Šiandien sekmadienis, šiandien driftas. Semi Pro lyga. Važiuojam po pirmos treniruotės. Mes ištroškę kraujo. Deimuliui labai neblogai sekasi. Jinai šiandien yra labai pasikūrus, linksminasi. Tikimės, kad ir toliau viskas bus taip pat. Taip, Tadai, Mariau, Matai, papasakosi jums bairį, šiandieninį. Taip. Ateina Jereikas su vaškeliu, Deimas sako, priekinės padangas labai gerai, o aš ratus nušildausi, žinai kaip, ratuku, blema, gal per mažai pasišildžiu, žinai kaip visko būna. Ir sako, tai tu kai važiuoji, žinai, nukeliukė, pasimėti. Startioras. Nu, Deima per 11 tipo metų. Nieko neišmokė. Sakau,
Visgi nemoku, žinokit, šildytis, tai man. Ne, tiesiog ten siaura. Žinai, tas vairas sunkus, tik įdėjau į tvorą, tik tai apisi popolą. Sudėtingas, trasa sudėtinga, yra ką veikti, ją suvažiuoti, tikrai stipri, smagi, yra ką pasimokyti, yra challenge'ų, bet aplamai tai labai gerai sekas, kaip matot, smagiai, nuotaikos geros, tikėkime, susitvarkysim ir dar pavyks išbėgti aikštelę. Erdvės kvėpavimui duokis. Pasakysit, kada keliam. Įjungti timerį. Laikrodį. Taigi jūs pat, pirštų. Tokie dalykai tik parodo, iki kiek drifto bendruomenė yra vieninga ir man atrodo, kad aplamai tokių bendruomenių reikėtų paieškoti. Nes mes visi esame trasoje konkurentai, bet patikėkit manim, jeigu reikia pagalbos, visada atiduodam vieni kitiem ir paskutinės detalės.
važiavimas turi daugiausiai neaiškumų, todėl kad teisėjai niekaip negali apsispręsti, kas... Mintė, kad negali teisėjai apsispręsti, kas laimėjo, galėtum papasakoti, kaip tau atrodo. Ne, tai man vienaip gali atrodyti iš mašinos, o jiem geriau be abejo matosi. Tik kad, kaip sakyt, pirmų važiavimų, tai likau be pusašio savo prabangaus. Labai džiaugiausi, kad jį susidėjau ne per seniausiai, tai va ilgam. Tai dabar ne per 2 darbus reiks dirbti per 4. Tai va, o šiaip tai, teisėjai nuspręs be abejo. Viduj visada atrodo, kad, kaip, viskas yra geriau negu iš tikrųjų realybėj. Tai bele kokiu atveju, kaip sakau, ar neigiamai, ar teigiamai, vis tiek būsiu laiminga. Taigi, pagaliau turime nugalėtoją šioje top 16 poroje laimėjo Paulius Danilevičius. Na ką, esam po top 16 kovos. Nežinau, nieko džiuginančio negaliu pasakyti, nes kovą pralaimėjau. Taip jau gavosi, kad pirmų važiavimų buvo mano lydas ir ties antrų klipų Danilevičius trenkėsi į mane ir tuo pačiu metu toks sutapimas nuėjo visiškai mano granatą. Tai va, patys suprantat, kad to pasiekoje mano lydas neįvyko. Pradžiai galvojau, galbūt pataikė į ratą, dėl to, bet visiškai peržiūrėjom video, ta prasme viskas tvarkojo, liesta buvo, man atrodo, va, tai nežinau, kaip čia Danilevičius galės aiškintis Drift Happens komandai, nes šiaip, nebesimato. Kaip čia, nebežinia, kaip čia dabar kurio iš komandai, žinai. Tai va, o šiaip juokauju. Tai tiesiog prisipažinsiu, kai tu pralaši dėl to, kad tu nesuvažiuoji, kažkaip visiškai kita emocija būna. O čia atrodė, kad galėjau kažką padaryti, bet tiesiog, mašina subirėjo ir toks bėgiškumas yra labai apmaudu, sakau, nes labai patiko trasa ir kažkaip labai gaila, kad tiesiog šiais metais pradėjau važiuoti dar ant geresnių padangų, važiuoju nebe 3-2 aikšteliai, tai truputėlį laužau, faktas ta krekždė, o čia tokia trasa buvo, kur reikia ir labai lėtai, reikia labai bėgėtis, daug sankabos, tai net nežinau, žinot, ar čia subirėjo tą granatą dėl to, kad jinai, žinot, neperkam naujų detalių, tai yra sena naudota detalė, tai ar tiesiog jai atėjo laikas, ar tiesiog tiek plėšom viską, kad, nebelaiko tą krekždę, to aikšteliai standartinės dalis. Tai va, tai labai džiaugiuosi galbūt, kad ne ten visiškai pusašiai, nes jau kai buvau privažiavus, galvojau, kad šakės pusašiai, nes tikrai jie yra prabangus, bet, nežinau, sakau, tikrai apmaudu, tikrai skauda ir apmaudu ir, nežinau, sakau, praloši pats, suvažiavęs, tai kažkaip taip ramiai ateini ir pagalvoju, kad kitą kartą turi važiuoti be klausimų, kad tiesiog teisėjams neliktų klausimų. O dabar toks gaunasi, žinot, neįveikiau lydo vien dėl to, kad krekždė subirėjo. Tai va, tai labai ačiū hebrai, kurie prišoko po pirmo rano. Tikrai žinokit, prišoko iš visų, kaip sakau, komandų. Kad ir kokia šiandien diena, bet labai norėčiau padėkoti savo vyrui Aurimui, nes be jo tai iš viso net nestovėčiau. Labai noriu padėkoti Vaškeliui, nes visą dieną, kad ir spoteriavo kitam žmogui, bet ir pamokino dalykų, ir paaiškino, ir palaikė visada. Tarsime, nežinau, kaip vyram, bet moterim visada tie dalykai reikalingi ir padeda eiti toliau. Ir be abejo, didžiausias ačiū mano komandai, mano rėmėjams, ačiū druskininkams, kad šiais metais aplamai sutiko mane palaikyti. Tai aš labai tikiuosi, kad šita šiandieninė sėkmė neužsibūsim ilgai, susitvarkysim granatą ir gazuosim toliau.